Sveiki, gerbėmėjai Sekimas LT klausytojai ir žiūrovai. Šiandien aptarsime dar vieną prekę. Rankose turiu profesionalią GSM Blakę Mikro. Kaip matote, pakuotė labai paprasta. Jeigu ir pirksite, niekas nežinos, ką jūs čia perkate. Kągi mes turime pakuotėje. Ogi pakuotėje, kaip ir visada, turime lietuvišką instrukciją, kaip naudotis, kas ir kaip. Jums, gerbėmėjai žiūrovai, dar sykį primenu, kad mūsų prekės visos turi lietuviškas instrukcijas ir labai aiškiai išdėstytas. Jeigu ir kažko nesuprastumėt, galite drąsiai skambinti, padedame savo pirkėjams. Tad lietuviška instrukcija įeina į komplektą. Na ir dėžutėje yra tik keli daiktai. Tai yra, mes turime įkroviklį, tai yra paprasta laida, antras USB, na ir mikro dalis. Tai čia nieko naujo, o pats daiktas ir svarbiausias, kas jums galėtų būti aktualu, tai yra pati blakė. Itin mažas dydis. Kaip matot, dydis va štai toks į ranką telpa. Gumuotas. Nelabai suprasi, kas čia yra. Čia matome mikro USB dalį, galima jį ir užsiklijuoti dar papildomai. Ir dabar kokio tai dydžio. Na, nuo pačio galiuko taip žvelgiant, tai 4,5 cm. Matosi, nepilnė, dar čia vat nuėmus, tai gaunasi net 4,2 mm. Na, iš šitos pusės tai 2,5 cm. Na, o plotis tai 1 cm, apie 1, gal šiek tiek ir daugiau. Bet nedidukas daikčiukas. Tai ką galima pasakyti? Itin mažas dydis. Tai yra vienas iš kertinių parametrų. Galima pasiklausyti aplinkos realiu laiku paskambinusių prietaisą. Tai yra, dedasi ir SIM kortelė. SIM kortelės dedasi, čia vat, tuoj sekundėlę. Pavaizduosime. Jeigu nepastebėjot, tai dar detaliau. Štai čia matot, kur dedasi SIM kortelė. Tai čia dedasi SIM kortelė ir galima realiu laiku klausytis. Turi atskambinimo funkciją esant garsui. Tai praneštų jums į telefoną, o jums atskambina ir jūs galite klausytis. Budėjimo režimo išlaiko net iki 10 parų. Taip, išgirdo teisingai, 10 parų. Kaip tokio dydžio aparatui, va štai tokio dydžio, 10 parų. Tai jeigu yra poreikis, prašom, kam jis gali būti naudojamas, tai čia jau kiekvieno asmeninis reikalas. Tikėkimės, jums tai gali išspręsti kažkokias tai jūsų susidariusias problemas. Jeigu reikia, prašom, apsilankykit mūsų elektroninį parduotuvį sekimas.lt. Geros dienos!